Sveiki, aš esu Donatas Brikas ir ačiū Jums, kad žiūrite šį video. Šiame video aš noriu papasakoti apie nuostabę Zigo Ziglaro knygutę Gimęs nugalėti. Bet jie nuostabiai yra tik tiems žmonėms, kurie pritaiko tai, kas yra parašyta šioje knygoje. Ir aš turbūt kaip ir Jūs žinau, kad daugelis knygų nupirktų knygynuose, užsakytų internetu arba įsigytų seminaruose, grįžta pas mus į namučius, atsisėda tam tikroje lentynoje ir ten jos dulka. Ir tada mes girdime daug įvairiausių tokių replikų iš aplinkos, kada mes dar pasigeriam draugam, kad mes nusipirkom ir tada sako, nu kaip, ar tau knyga padėjo? Ir tada sako, padėjo vieninteliam žmogui, kuris parašė šitą knygą, nes jis uždirbo keletą milijonų, nes knyga išleista visame pasaulyje. Taigi šis video yra apie tai, kaip vis dėlto šitą knygą paversti savo gyvenimo nugalėjimu. Tai reiškia, kaip atrasti savo sėkmės kodą padedant šiai knygai. Kodėl knygutės dulka? Todėl, kad žmonės gali susitarti su savimi, gali susitarti su draugais ir gali susitarti su visuomenė. Susitarimas įvyksta todėl, kad žmogus nežino konkrečios naudos ir nenaudos, kas įvyks tada, jeigu jis nedarys to, kas yra parašyta knygutėje. Mes jau 7 metus esame mokymų rinkoje ir esame išbandę ne vieną programą, ne vieną tobulėjimo metodą, ne vieną tobulėjimo būdą ir esame ištyrę, kas labiausiai padeda žmonėms. Taigi, šiame video aš noriu Jūs pakviesti sudalyvauti tokioje programoje Gimęs nugalėti procese, kuris tikrai transformuos Jūsų gyvenimą. Noriu papasakoti, kaip tai vyksta. Pirmas dalykas, Jūs šioje programoje gausite asmeninį spaudimą. Jūs gausite asmeninį spaudimą. Koks yra asmeninis spaudimas? Spaudimas yra toks, kada man skauda, kada aš to nepadariau. Tai reiškia, aš negaliu praeiti pro veidrodį, žinau, kad aš savo įsipareigojau. Ir kita asmeninio spaudimo pusė yra, kad aš esu patenkintas. Aš save apdovanosiu, jeigu aš padarysiu nors vieną užduotį. Kam patinka, kada yra linksma, kam patinka, kada Jūs save apdovanojate ir jaučiatės gerai. Taigi, Jūs gausite ir asmeninį paskatinimą, ir asmeninį spaudimą kiekvienai užduočiai, kiekvienam skyriui, kuris yra aprašytas Zigo Ziglaro knygai. Taigi, Jūs asmeniškai įsipareigosite ne tik žinoti, kaip reikia nugalėti, bet ir atlikti veiksmus, tuos veiksmus, kuriuos atlieka nugalėtojai. Bet su savim vis tiek galima susitarti. Taigi, antras spaudimas yra artimų žmonių spaudimas. Tai yra, aš tikiuosi, Jūs turite artimų žmonių spaudimas. Ne? Va. Taigi, lygiai taip pat, kaip mes savo darom asmeninį spaudimą, mes galime pasakyti ir artimiems žmonėms, susitarti dėl jų motyvacijos. Kokią aš naudą gausiu iš artimų žmonių, jeigu aš pagerinsiu savo gyvenimą, jeigu aš pritaikysiu tam tikrus dalykus iš Zigo Ziglaro knygos ir nuo to mano gyvenimas šiek tiek pasikeis. Ir kokį aš gausiu spaudimą, kokį gausiu neapdovanojimą, kaip aš gausiu diržą už tai, kad aš nepadarysiu tam tikrų dalykų, ką aš įsipareigojau savo ir įsipareigoju prieš Jūs. Visą tai bus kontroliuojama, visą tai vyks internetu ir iš Jūsų atims tik tais 1 valandėlę laiko, beje, tą valandėlę Jūs artimoje ateityje labai greitai sutaupysite. Ir trečias, aš galvoju, kad pats baisiausias ir pats rimčiausias ir pats geriausias spaudimas yra visuomeninis spaudimas. Taigi, Jūs ne tik savo, ne tik artimiems žmonėms, bet mes susijungsime į tam tikrą grupę, kuri bus pakankamai vieša, tai yra tik tais tarp tų žmonių, kurie dalyvauja programoje, bet Jūs įsipareigosit ir prieš visus žmonės, kad Jūs kažką padarysit, tas, kas yra parašyta knygoje. Tai, ką Jūs pats pasirinksit, tai, ką Jūs pats savo prižadėsit padaryti, tai, ką Jūs pasakysit artimiesiems, Jūs paskelbsite ir visai grupiai žmonių, kad Jūs šį dalyką pritaikysit savo gyvenime. Ir paskiau įsipareigosit su jais pasidalinti, kaip Jums sekėsi ir kokią naudą Jūs gavote. Tai padės tobulėti ir kitiems žmonėms, bet labiausiai nuo to tobulėsite Jūs. Beje, Jūs aišku gausite ir visuomeninius apdovanojimus. Visiems yra faina, kada žmonės palaiko, kada Jumis didžiuojasi ir dar programoje laukia staigmenų, kada Jūs viešai gausite už geriausias užduotis tam tikrų apdovanojimų. Taigi, darant šitos 3 žingsnius ir atliekant tai, kas parašyta Zigo Ziglaro knygose, Jūs realiai atliksite veiksmus. Tai jeigu Jūs esate tas žmogus, kuris norite pakeisti savo gyvenimą, kuris 2016 metais nori pasiekti dar daugiau savo tikslų, nori išpildyti dar daugiau svajonių, nori padėti savo artimiems žmonėms turėti daugiau gerovės, kviečiu Jūs prisijungti prie transformacinės programos Gimęs nugalėti procesas, kuri yra sukurta pagal Zigo Ziglaro knygą. Ir šioje programoje Jūs atskleisite savyje nugalėtoją. Kiek tai galėtų kainuoti? Tai kainuoja, mano manymu, visai nebrangiai. Bet prieš tai klausimas, kiek Jūs galėtumėt sumokėti už tai, kad Jūs būtumėt nugalėtojai. Aš galvoju, kad žmogus, jeigu tuom tikrai patiki, tai
jis galėtų sumokėti bet kokią sumą pinigų, nes nugalėtojai pasiema iš pasaulio tai, kas jiems priklauso, tai, ko jie nori. Iš tiesų programą mes pardavinėjame internetu po 99 eurus. Bet kaip žinote, dabar yra kalėdos, šventės, tai mes šitą kainą galime nubraukti ir jeigu jūs apsispręsite iki švenčių, tai yra iki kalėdų, jūs šią programą galėsite įsigyti tik už 69 eurus. Tai yra 12 dienų programa, jūs gausite visus vaizdo įrašus, jūs ją galėsite pasidalinti, kada norėsite galėsite prisiminti, jūs gausite visus konspektus ir tai jums liks visam gyvenimui. Jūs visą likusį gyvenimą galėsite būti pasinėręs į tobulėjimo procesą gimęs nugalėti. Taigi tai ir mano manimu tai yra labai maža suma, tik 69 eurai už tai, kad jūs atskleidžiate savį nugalėtoją. Beje, dabar yra pats geriausias laikas. Aišku, prieš tai geresnis laikas buvo praėjusiais metais, bet dabar yra antras pats geriausias laikas. Tai yra dabar greitai bus nauji metai. Ir kaip žinote, daugelis žmonių metų pradžioje užsirašo savo tikslus, bet deja, tikslai kaip ir knyga dažnai būna padedami į lentyną ir žmonės jų nevykdo. Taigi tai yra labai geras startas, nes programa prasideda sausio 4 dieną. Ir sekančias 12 dienų mes išgryninsime, sudėsime, sužinosime, kodėl norime, sumotyvuosime save ir svarbiausia, mes iš karto žengsime pirmosius žingsnius, atliksime veiksmus, po kurių kelio atgal nebebus. Ir sekančiais metais jūs pasieksite visų savo tikslų, kuriuos susirašysite ir kuriuos aiškiai suprasite motyvaciją. Labai gerai programoje dalyvaujant yra turėti šią knygą. Aš neabejoju, kad kažkas, kas žiūri šį video, šitą knygutę jau turi, nes jinai yra didžiosiuose Lietuvos knygynuose, beje, galima įsigyti mūsų tinklapyje, mūsų seminaruose ir šių knygučių yra parduota tikrai jau nemažai. Bet jeigu jūs neturite knygos, tai jums galime knygą siūsti visiškai nemokamai oro paštu, bet tada jums programa kainuos kiek brangiau, tai yra jūs už programą mokėsite 79 eurus. Prie viso to jūs dar vis tiek sutaupote apie 5 eurus nuo knygynų kainos ir knygutę gaunate daug pigiau. Aš žinau, kad jūs dabar abejojate, ar tikrai tai, ką šneka Donatas, yra tiesa. Jeigu abejoji, tiesiog tu gali sumokėti tik tokią kainą ir suprasi, kad aš sakiau tiesą. Jeigu tu galvoji, kad tai tau nepadės, tai sveikinu, tu turi prisijungti prie šitos programos ir tu pamatysi, kad tau padės. Jeigu tu galvoji, kad tu ir taip esi nugalėtojas, tai taip pat sveikinu, bet aš kviečiu tave prisijungti prie programos, pamatysi, kad tu gali būti dar didesnis nugalėtojas. Tu įsikelsi ambicingesnius tikslus ir beje, tu galėsi padėti kitiems žmonėms tapti nugalėtojas. Mums kaip tik reikia šioje programoje nugalėtojus, nes aš žinau, kad lūzeriai net nežiūri šio video. Taigi, kom tu bebūtum, kokia yra tavo gyvenimo situacija, aš žinau, kad tu vis tiek nori, kad tau būtų dar geriau, tu nori daugiau gerovės, tu nori daugiau pinigų, tu nori geresnių santykių ir šioje programoje tu galėsi tai padaryti. Taigi, iki susitikimo programoje Gimęs nugalėti procesas.